Sveiki! Su jumis laida Ugnies tramdytojai ir aš ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šiandien laidoje ir kviečiame žiūrėti. Kodėl dainininkė Mija meldėsi dėl savo gyvybės? Aš žiūriu į juodą dangų ir toks graustinis. O Radžis atsisakė lipti į sceną. Davė va taip, sudrebėjo viskas ir jis norėjo, kad mes eitumėm dainuoti. Kaip išgyventi žaibų ataką? Vandens spąstuose. Dramatiškos potvynio zonos gyventojų ir gelbėtojų dienos. Kasmet ateinantis potvynis kiekvieną kartą sugeba nustebinti. Šiemet jis netikėtai paryčiais užklupo Šiaurės Lietuvos Pakruojo rajono gyventojus. Apsėmė namus, automobilius bei naminius gyvūnus. O potvynio zonoje palei Nemuną ties Šilute ir Pagėgiais žmonės išgyveno vieną ilgiausiai užsitęsusių potvynių, kuris prasidėjo po kalėdinio polydžio ir baigėsi balandžio viduryje. Jūsų dėmesiui žmonių rūpesčiai ir ugniagesių gelbėtojų tarnybos ypatumai potvynio zonoje. Savaitės pradžioje staigiai tirpstant sniegui potvynis netikėtai pažadino Pakruojo rajono gyventojus. Atsikeliu, virtuvėje vanduo tyvuliuoja, nu ką tu padarysi? Ir viskas tyvuliuoja, visi baldai, aš jau pro langą, va tą išlindau. Kažkaip nepagalvojom, kad taip gali staigiai būti. Vakare dar nieko nebuvo. Čia rytą. 5 valandą atsikėliu, aš maniau, kad čia lietus prilyja, suprantat, iš miego atsikėlus. Pavasarinis polaidis namus sėmė ir Šiaulių bei Kauno apskrityse. O tuo metu kitame Lietuvos pakraštyje, Pagėgių ir Šilutės savivaldybių teritorijose, žmonės laukė antrosios potvynio bangos, kuri pamažu pradėjo kilti šios savaitės viduryje. Plaškių kaimo parduotuvės pardavėja, jinai atvažiavo į darbą keliuku. O jau mes atvykę čia į šitą kaimą kažkur tai 10:30 ryte, jau tas keliukas buvo apsemtas vandens. Tikimės gan neilgo, bet staigaus potvynio, kaip ir vyksta šiuo metu, nes vanduo gan sparčiai per parą po pusę metrą kyla Nemune. Dėl to semiamos teritorijos, atskiriami kaimai, gyvenvietės. Vanduo pradėjo semti ir kelią Šilutė-Rusnė. Ketvirtadienį vandens lygis viršijo 20 cm ribą, kuomet nutraukiamas transporto eismas, o žmonės ir automobilius pradeda kelti speciali technika. Šioje vietoje gyvenanti Irena vandens antplūdžio laukė susirūpinusi. Ar manot, kad dabar dar užlies jūs šiemet? O čia dar neaišku, vanduo po biškį kyla, o užlies, neužlies, tai čia neaišku. Pas mūsų ant kiemo būna vandens, bet rioboje mes neturim. Mes kambariuose neturim vandens, o gyvuliai ant mėšlų stovi, visą laiką stovėdavo, jau nemesdavai. Ir taip iškentėdavo. Labiausiai žmonės Pamarėje išvargino pirmoji potvynio banga, šiemet prasidėjusi neįprastai anksti, pirmosiomis naujųjų metų dienomis. Po kalėdų buvo polaidžio, labai didelis vandens kiekis atitekėjo į Nemuno deltą. Tuomet netgi naujųjų metų išvakarėse atvykę žmonės pas giminaičius sutikti naujuosius iš ryto nebegalėjo išvykti. Todėl vyko mes porą kartų naujųjų metų dieną iškeldinti gyventojus iš apsemtų teritorijų. Pagėgiuose ir Šilutėje buvo paskelbta ekstremali padėtis. Ugniagesiai gelbėtojai su specialia technika nekartą vyko padėti užsemtų kaimų gyventojams. Mes važiuojam tokiais atvejais, kai žmogus kreipiasi į mūsų pagalbą. Pavyzdžiui, jam reikia ar maisto produktų, ar medicinos pagalbos, ar elektrikų. Patys sudėtingiausi darbai tai yra potvynių zonoje. Potvynių zonoje yra, kaip sakoma, nežinomas, koks bus darbas, kada pareis ledai. Kas atsitiks, nežinai. Šiemet, kaip sakom, potvynis buvo gan sunkus, kadangi buvo žiemos metas, kur dirbo mašinos, kur keli žmonės apledėdavo. Šilutės ir Pagėgių ugniagesiai gelbėtojai šiemet pas žmonės skubėjo beveik 60 kartų, nes užlietoje teritorijoje atsidūrė nemažai gyventojų. Ar tai bus mažesnis nei vidutinė, ar vidutinis, ar šiek tiek didesnis nei vidutinis potvynis. Apsemiama yra standartiškai vienoda teritorija, apie 15 000 hektarų, kuriame gyvena apie 70 gyventojų. 11 kaimų, 70 su viršum gyventojų. Šilutės rajone po vandeniu ir ledu atsidūrė apie 16 000 hektarų žemės. Į potvynio zoną pateko 24 kaimai su beveik 200 gyventojų. Į tokį apsemtą plotą sutilptų net 6 didieji Drūkšių ežerai.
kad visoje plačioje potvynio zonoje į pagalbą suspėtų laiku, ugniagesiai naudoja specialią techniką, kurios kitose Lietuvos kraštuose nepamatysi. Šilutiškiai naudoja 2 rūšių valtis, su kuriomis skuba į gelbėjimo operacijas ar gabena krovinius. Šiemet per potvynį ugniagesiai dalyvavo gana neįprastoje misijoje. Gelbėjo miške atsidūrusias avis. Jos susirado biškį, kur sekliau ir iki kaklo buvo vandenį. Tos avytės labai protingai susirikiavo vis į eilį ir kiekvieną laukė savo eilės, kol ją įkels į valtį. Išskirtinė ugniagesių gelbėtojų technika, naudojama pamaryje, yra ratinė amfibija, galinti ir važiuoti, ir plaukti. Ji gabena žmonės bei krovinius, kai vandens lygis pakyla daugiau kaip metrą. Pamaryje amfibijas taip pat dislokuoja ir ugniagesiams talkina Lietuvos kariuomenė. Šiemet gabedom dažniausiai maisto produktus į Rusnės miestelį. Produktus dienom vežam, o naktim, jeigu pasitaiko kely, važiuoja kas per apsemtą kelią, čia Šilutė Rusnė, mašina užpila, važiuojam ištraukti. Nieko nežinai, kai potvynis yra, gali būti ir keliai išgriaužti, vandens, viską nieko nematai, važiuoji taip atsargiai, žiūrėdamas, kad nenukryptum nuo kelio. Prieš mėnesį šilutiškiai iš Orlen Lietuva panaudai gavo beveik 20 metų sulaukusią Mariją, prūsų gamybos vikšrinį visureigį, kurį vairuoti kol kas treniruojasi kieme, bet tikisi panaudoti per antrąją potvynio bangą. Pagėgių ugniagesiai gelbėtojai savo parke irgi turi išskirtinę transporto priemonę – aerokaterį. Keliais nėra galimybės naudotis, nes yra išgraužų po 1-2 metrus gylio. Tai naudojame lietuvių meistro gamybos savadarbių įrenginių aerokaterių. Tai yra variklis automobilinis, prie jo primontuotas sraigtas ir viskas įdėta ant savadarbės bazės. Su šia priemonė mes galime įveikti tiek ledą ir vandens kliūtis vienam maršrute, nes iki vienos gyvenvietės gali būti ir vandens telkinys, ir ledo sangrūda. Mes galim pralipti su ją viršumi. Ir galime pasiekti netgi tolimiausius potvynio kraštus. Potvynis Šilutės ir Pagėgių ugniagesiams gelbėtojams yra įtemptas metas, nes plaukiojant užsemtomis teritorijomis negalima užmiršti ir kitų darbų. Kur ateina pas mūsų dirbti, Šilutėj turiu minį, tai aišku, jiems daug sunkiau yra negu kitos tarnybos, kadangi mūsų tarnyboje yra ir narai, kurie turi važiuoti atlikti darbus po vandens, turi atlikti gelbėjimo darbus, turi atlikti potvynio zonoje gelbėjimo darbus, turi gesinti gaisrus. Nors apsemtose teritorijose ugniagesiai gelbėtojai pluša išsijuose, bet nuo turto sugadinimo negali apsaugoti ir jie. Todėl artėjant polaidžiui, žmonės ir patys turėtų būti atsargesni. Potvynio zonoje, šalia nuolat apsemiamo kelio Rusnė Šilutė, gyvenanti Irena žino, kad rūsiuose geriau nieko nelaikyti. Bulves mes laikydavom kambarį. Kenkia namui labai, net po visą namų yra vanduo, stovi visą laiką kiekvienais metais. Name padarytos tokios skylės, paliktos ir paskui atidarant, kad prapūstų, kad greičiau iščitų. Susirūpinti draudimu vertėtų dar gerokai prieš potvynį. Turim apsidraudį, bet dabar nežinoma, jie mums mokės, anais metais apmokėjo, jie moka už to patio nuostolį, už po kiek metų nemoku, ką mes žinom. Apsidraudžiam. Bet žinot, jų nuostolių jie kiek padengia, tai mes ne pusę tų nuostolių nepasidengiam. Hidrometeorologai prognozuoja, kad didžiosios šalies upės labiausiai patvins šį savaitgalį. Todėl nėščioms moterims, ligonėms, senyvo amžiaus žmonėms ir vaikams rekomenduojama iš potvynio zonos išvykti į saugesnę vietovę. Paliekant namus svarbu užsukti vandens ir dujų čiaupus, išjungti elektrą, pasiimti dokumentus ir būtiniausius daiktus. Gerai izoliuoti visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimasis. Daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, reikia sukelti į viršutinius aukštus pastogės. Nusprendusiems nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariama apsirūpinti maistu, geriamuoju vandeniu ir ryšio priemonėmis. Potvynio zonos ugniagesių gelbėtojų technika gali įveikti daugybę vandens kliūčių. Tačiau, kai eiliniai žmonės susiruošia pasiplaukioti ar į žvejybą, jie turi tik guminės ar medinės valtis. Pasitaiko atveju, kad dėl neatsargaus elgesio jie iškrenta už borto ir ne visą laiką sugeba išsigelbėti. Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai atliks eksperimentą ir pademonstruos, kaip reikia elgtis iškritus iš valties, kad nenuskęstumėte.
Į vandenį traukti tinklų su traktoriais važiuoja ko gero tik pamario žvejai per stintmetį, o pagrindinė vandens malonumų mėgėjų ir meškeriotojų transporto priemonė vis dėlto yra valtis. 20 metų žvejybos verslu užsiimantis Šilutiškis sako, niekada neskendęs, nes vadovaujasi viena paprasta taisykle. Viskas būdavo laimingai, kad nebūtų nutikimų, reikia turėti liemenę. Tada nenuskęsi. Deja, Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų patirtis byloja, kad ne visi žvejai ar žmonės nusprendę pasiplaukoti su valtele ir netyčia iškritę už borto sugeba laimingai išsikapstyti. Vienas žvejys buvo mėgėjas, jie dviese valtį žvejojo, blizgiavo ir įkrito taipogi vandenį, buvo su sunkiais rūbais ir nebesugebėjo sugrįžti atgal į valtį. Iškritus iš valties įsiropšti atgal tikrai nėra paprasta. Todėl Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai srauniame Nemune ties Rusne pademonstruos ir patars, kaip teisingai elgtis, kad šansai išgyventi tokiu atveju padidėtų. Nepatartina lipti per šoną, kadangi valtis vis tiek gali apsiversti, galite apsiversti tą pačią valtį. Toliau bus daug sunkiau įlipti per šoną. Jei valtyje yra daugiau žmonių, skęstančiam reiktų kuo skubiau ištiesti pagalbos ranką. O geriausiai irklą. Kuo greičiau į galą, per galą bandyti traukti ir paduoti žmogui, gerai, irklą, paduoti žmogui irklą, kai jisai turėtų ką įsikipti. Nes jeigu jūs ištiesit ranką, jisai jumis sugausis, netvirtai stovėsit, jumis irgi gali taip pat įtraukti paskui save. Nesvarbu, iš ko pagaminta valtis ir koks jos dizainas. Visais atvejais lipti reikia pro galą. Jeigu guminė valtis, jūs per šoną lipdami neapglėpsit viso to pripūtimo. Per galą visą laiką lengviau įlipti tiek į medinę, tiek į guminės valtis. Pats paprasčiausias ir efektyviausias būdas išvengti tokių problemų vandenyje – į valtį lipti tik vilkint gelbėjimosi liemenę. Tikiuosi, kad mūsų pamokas, mėly žiūrovai, įsidėmėsite. O dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Kodėl dainininkė Mija meldėsi dėl savo gyvybės? Aš žiūriu į juodą dangų ir toks graustinis. O Radžis atsisakė lipti į sceną. Davė, va taip, sudrebėjo viskas ir jis norėjo, kad mes eitumėm dainuoti. Kaip išgyventi žaibų ataką? Visa tai po reklamos. Su jumis laida Ugnies tramdytojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Kodėl dainininkė Mija meldėsi dėl savo gyvybės? Aš žiūriu į juodą dangų ir toks graustinis. O Radžis atsisakė lipti į sceną. Davė, va taip, sudrebėjo viskas ir jis norėjo, kad mes eitumėm dainuoti. Kaip išgyventi žaibų ataką? Po perkūnais, kad tave žaibas nutrenktų. Taip kalba pikti žmonės, kurie žino, kad nėra nieko baisiau už įtūžusį dangų. Vienas žaibo trinktelėjimas ir žmogus gali daugiau nebepakilti. Dainininkai Mija ir Radžis žino, kad tai nėra bobučių pasakojimai, nes vieną vasaros dieną patys meldėsi dėl savo gyvybių. Žmonija turbūt ne taip kažką daro, kad taip atsitinka ir Dievas iš viršaus truputį pamoko. Kur tu bėgsi, kai žaibuoja? Aš nebemačiau žiūrovų reakcijos. Ką daryti, kaip elgtis, man nebuvo, sakau, dar tokia situacija. Tu niekada negali parodyti kažkokio siaubo nei žiūrovam. Taip yra, kaip pat pavyzdžiui lėktuve, kai žmogus skrenda ar ne, nesvarbu, ar lėktuvas skrenda, stiuardesė šypsosi. Kaip davė žaibas, tai galvau, kad supranti viskas suduš ir subarškės. Lemtinga 2011 metų vasarą Mija ir Radžis suprato, jog joks žmogus ar jokia šou pasaulio žvaigždė negali pažaboti gamtos stichijų. Pakankamai normalus noras buvo, koncertavom Burlaivių šventėje, Klaipėdoje ant pat marių kranto. Kad oras buvo prastas, mes matėm, bet mes tikrai negalėjom numatyti, kad tai būtų įvykę labai didelis toks oro sąlygos tokios, kad būtų nebuvę galima dainuoti. Aš išėjau į sceną, pradėjau dainuoti, pradainavau gal kokį 15 minučių ir gavosi taip, kad aš pradėjau dainuoti dainą Aš kalta, o dainos žodžiuose yra toksai tekstas. Aš žiūriu į juodą dangų. Aš žiūriu į juodą dangų ir kartoju neatleiks. Aš kalta. Ir toks graustinis.
ir žaibai aplinkui ir aš taip ir kartoju, tau atleisk. Aš buvau automobilė, aš jau sakiau, nei vairuotojai, nei aš, kad išjungti mobiliuosius telefonus, nes žinau, kad negalima laikyti. Dar sakau, į mašiną gali dėti ar trenkti. Net aš, kai toks žaibas buvo, bijau net pasižiūrėti. Ir visa drebu, ir tokia, net nemogu pasakyti, ta prasme. Bet sakau, taip duoda, kad atrodo ir vėjas, ir lietus, ir žaibas kartu. Kad aš dar pirmą kartą mačiau tokį žaibą. Beje, tas trenksmas buvo ne šiaip sau. Jisai trenkė visiškai šalia scenos ir trenkė į stulpą ir stulpas net nuvirto. Tai jeigu būtų trenkę į sceną, aš nežinau, kas ten būtų buvę. Organizatorė atėjus, reiškia, man į mašiną, sakau, jūs matot, kaip lyja, vien lyja. Tai kaip galima eiti į sceną. Ir vis tiek man kartuoja, kad reikia eiti į sceną ir viskas. Ir tuo momentu, kaip davė žaibas, tai galvojau, kad supranti, viskas suduš ir subarškės. Tame tarpe, kai Radžis turėjo koncertuoti, nekoncertavo niekas. Nes Radžis, kiek žinau, išsigando ir sakė, ne, aš jau tikrai, kad nelipsiu į sceną. Tai aš ir sakau, jokiais būdais neįsiu į sceną ir sakau, atsisakau honoraro, bet sakau, aš noriu dar pagyventi. O sakau, lipti į sceną ir rizikuoti. Tai jeigu, sakau, man kas nors atsitiks, taigi neužteks honoraro, ta prasme, gydymo, jeigu vapšė gyvas likčiau. Aš nesakau, kad aš nebijojau, aš bijojau labai. Bet prie manęs prie organizatorių sako, reikia kažką daryti, reikia gelbėti šitą situaciją, nes nėra atlikėjų, nėra kam dainuoti. Sakau, gerai. Man iš karto, ką daryti, gal važiuoti atgal, tokia mintis buvo. Kad net nebediskutuoti su ta organizatorė, bet paprasčiausiai. Kad tu negali susiorientuoti, pavyzdžiui, jeigu tu esi lauke. Ir taip į Cololo atsisukau, sakau, tai einam į sceną. Cololo, tai aišku einam, sako, o jisai tai žmogus iš vis yra. Iš stomens ir iš liemens, atrodo, kad be baimės jausmo toksai. Vat su juo galėčiau eiti karą, tikrai. Aš vis tiek džiaugiuosi ir didžiuosi ją, nes už tai, kad stiprus žmogus ir neįsigando ir nepabijojo. Galų gale jie ir nebuvo kur dėtis. Reikėjo pabaigti dainą, tai vis tiek reiškia žmogus stiprus. Pasakius ten į pat galą koncertą, sakau, Cololai, jau viskas. Cololo sako, taigi pakarto dar nereikia. Aš sakau, gerai, kartuojam, sakau, bet tik tai, nes aš suprantu, kad reikia tempti programą. Kai atvažiuoji į koncertą ir sėdi mašinui, ir tu bijai, kad gali tau trenkti, tai apie kokį šeimą į sceną. Tada tu nesupranti, ką daryti iš tikrųjų. Kapitonas skęstančio laivo niekada skęstančio laivo nepalieka, ar ne? Po šios situacijos, kai Mijai ir Radžiui širdis po griaustinio iš baimės atsidūrė kulmuose, jie suprato, kad likimo nevalia erzinti. Kartais sveika. Tiek žaibo, tiek lietaus, tiek sniego, saulės, bet kai tai vyksta per dažnai pasaulyje, tai kažkas tai yra iš tikrųjų neteisingai daroma. Kas yra žaibas ir kaip jis atsiranda? Į tokius klausimus išdrįsta atsakyti patyrę profesoriai ir smalsūs jaunieji talentai. Štai Vilniaus universiteto fizikos antrakursiai Ramūnas ir Vladislavas sukonstravo savo asmeninę žaibų mašiną. Čia mes turim aparatą, įtampa yra 1 megavoltas, matuojam, tai ir žaibo ilgis yra apie 1,5 metro. Tai gamtoje žaibas ten siekia gigavoltus, nes ten, didžiuliai vienetai yra, galima įsivaizduoti, jeigu čia megavoltas yra 1 metras, tai kiek ten yra, kokia ten turi būti milžiniška įtampa, kad ten pramuštų kilometrą iš ten debesų iki žemės. Po visokių bandymų su Tesla transformatoriumi ir panašiai, su aukšta įtampa, kai supranti, kad nei guma, nei stiklas, nes kas tau atrodė yra nelaidus, iš tikrųjų yra savotiškai laidus, tai šiaip aš pats bijau žaibų. Mintis jauniesiems talentams kilo iš vienos mažos kibirkštėlės. Kažkada ten vakare televizorių turėjom, seną sudegusi, ir pasijungiam televizorių, išsitraukiam vieną laidą ir žiūrim, kad iš to laidos ten išjungia šviesas, klinda šviesa. Tai ir tada pamatėm, kad ten tas galima sukurti su paprastas televizorių, turint galima gauti tą kibirkštėlę. Ir iš tikrųjų jo žavinti yra, nes vis tiek tu matai žaibą kažkur milžinišką gamtoje ir tu turi miniatiūrinę versiją savo ant stalo. Iš tikrųjų neišbandėm ant žmogaus, bet yra tikimybė, kad baigtųsi liūdnai. Iš tikrųjų, gal apsieitų tiesiog ligoninę, o gal ir rimčiau. Bet čia neaišku. Grubiai tariant, geriau neliest, o gal neužmušt.
Jei perkūnija užklupdavusi mūsų protėvius atviroje teritorijoje, jie neieškodavo prieglobsčio apleistuose, pavieniuose pastatuose, taip pat nesislėpdavo šieno kupetose. Jie tiesiog atsisėsdavo ant žemės ir ramiai laukdavo, kol perkūnija praeis. Ir jums, mėly žiūrovai, patariame žaibų audrą išbūti ramiai, nesimuistant. Ir atminkite, kad po kiekvienos audros dažniausiai nušvinta saulė. Apsauga nuo žaibo yra tikrai aktualus dalykas, nes apie tai galime spręsti iš mūsų statistikos. Tikrai šita statistika neatskleidžia visko ir neparodo tų žaibų dažnumą, bet parodo jų pavojingumą, nes kasmet Lietuvoje vidutiniškai gaisrų dėl žaibo kyla nuo 60 iki 150. Tai įsivaizduokit, nuo tokios paprastos liktai gamtos išdaigos, žaibo iškrovos žmonės apturi tikrai nemenkų nuostolių. Aš spaudoj skaičiau, televizorių žiūrėjau, kai viena panelė irgi nutrenkė ten kažkaip tai. Irgi ten telefonu, ar kaip ten šnekėjo, kad tai va tokie pavyzdžiai ir tai nereiškia, kad negali atsitikti man arba mano aplinkai, draugam. Istorija, apie kurią kalba Radžis, toli gražu ne vienintelė. Panoramos žurnalistai kalbino žaibų audros liudininkus, kurie matė, kaip ši gamtos stichija atima žmogaus gyvybę. Debesys tokis juodas, gumulys, o jau kaip sužaibavo, kaip trenkė, žiūrom, Petras greboja. O jis paskui padėjo dalgę ant šito žarginio ir grėblį, apsivilko maikę ir ėjo namo ir ant dirvonėlio nutrenkė. Einam ten, čia ta moteris ėjo, aš ir ta trečia. Ir tik tai žaibas kaip trenkė į negyvos, dvi, va ta trečia palikus stovėti. Aš paskiau atsibudau, pakritus ant žemės, nepajudėti nieko. Tai ką daryti, kad žaibuojant pavyktų išsaugoti gyvybę? Kur tu bėgsi, kai žaibuoja? Dažniausios klaidos, kuomet pradeda žaibuoti žmonių, yra tos, jog žmonės arba būna judesy, juda nuo vienos vietos iki kitos, tai yra viena iš pagrindinių klaidų. Kiek iš vaikystės esu girdėjus tos dalykus, kad labiausiai padeda guminiai batai, iš tikrųjų. Ir geriausia slėptis yra ne po didžiuliu medžiu, tarkim, kad būtų nedidelis, tarkim, tas medis. Slėptis be abejo reikia. Nes jeigu tu stovėsi vienas plynam lauke, tai yra labai didelė tikimybė, kad į tave ir trenks tas žaibas. Jeigu jūs esat plyname lauke, vienas žmogus, tai trumpiausias atstumas tarp žemės ir debesų, aišku, bus to žmogaus kūnas. Ir stovintis žmogus yra klaida. Reikėtų atsitūpti, suglausti kojas ir kojomis apglėpti, tiesiog rankomis apglėpti kojas. Taip, tiesiog pralaukti, geriau jau sulyti. Geriausias variantas būtų į automobiliai. Automobilis, kadangi metalinis korpusas, jis nueitų visas tas išlydis, kuris trenktų į mašiną, jeigu trenktų maža tikimybė, jis nueitų per korpusą. Namuose iš tikrųjų yra visą laiką žaibolaidžiai. Tai kaip ir labai bijoti, kaip ir nelabai reikėtų iš tikrųjų. Reikia visada, aišku, be abejonės užsidaryti visus langus, visas orlaides, kad nebūtų jokių ten plyšių, kad, tarkim, jeigu trenktų kamuolinis žaibas, kad neįskrietų į vidų. Tikriausiai yra tekę girdėti apie kamuolinius žaibus. Tai yra vieni iš retesnių tokių žaibų ir tikrai labai mažai tyrinėti, nes tiesiog tai yra vienas iš retesnių atvejų, kuomet mes galim pamatyti 10-20 cm skersmens kamuolį, ugninį kamuolį, kuris paprastai minutę arba dvi laikosi ore. Pagrindiniai patarimai, kaip apsisaugoti nuo žaibo, būtų tokie. Jeigu jūs esate lauke, tai tiesiog neieškoti aukštų pavienių medžių. Geriausia slėptis yra pastate arba automobilyje. Ties automobilyje reikėtų uždaryti langus, nesiliesti prie metalinių detalių bei įtraukti automobilio radio anteną. Jeigu jūs esate pastate, reikėtų uždaryti orlaides, ortakius, išjungti visus elektros prietaisus, tiesiog nenaudoti jų. Ir tie, kurie turi antenas, o dažniausiai prie gyvenamųjų pastatų antenos yra iškeltos aukščiau nei virš pastato stogo, tas antenas tiesiog reikėtų ištraukti iš televizoriaus tam, kad nesudeginti šio įrenginio. Tai viskas, ką jums buvome paruošę šiam kartui. Atminkite, ugnis išeiginių neturi ir neatleidžia nuo žioplumo. Ačiū, kad žiūrėjote. Geros dienos.